Atsiprašau. Greitas klausimas. Ar jūs esate turtingas? Ne. Puiku. Mes turime 42 sekėjus ir darome video su sėkmingais žmonėmis, kuomet kalbiname juos ir prašome patarimų jaunai kartai. Ar galėčiau paprašyti jūsų 1 minutės laiko? Nu gerai. Taigi pradėkime nuo to, kokį verslą jūs turite arba ko užsiemate. 11 klasiai pasirinkau ekonomiką. Jeigu ne paslaptis, kiek tuomet uždirbate per mėnesį? Ir žinant tai, koks yra jūsų didžiausias uždarbis arba didžiausia suma, kokią kada nors esate gavęs? Iš draugo laimėjau kebabą lažybose. Kitaip tariant, jūs tikrai esate labai sėkmingas ir pasiturintis žmogus. Tačiau ar ir jūs kažkada esate patyrę kažkokių nesėkmių? Taip, Ir kaip tuomet jums pavyko atsistatyti po tų nesėkmių ir būti ten, kur esate dabar? neatsistačiau. Einant link pabaigos, jeigu galėtumėt nukeliauti 10 metų atgal ir duoti savo kažkokį patarimą, koks patarimas tai būtų? Mamos prašyti daugiau Hot Wheelsų. Na ir paskutinis klausimas, koks bendrai yra geriausias patarimas, kurį kada nors girdėjote ir kuris labiausiai pakeitė jūsų gyvenimą į gerąją pusę? 99% žmonių pasiduoda prieš pat laimint. Jūs jį girdėjote. Ir jeigu norite, kad mes galėtume kurti daugiau tokio turinio, kuomet kalbiname tokio aukšto lygio žmonės kaip šis ponas, prenumeruokite, nes tik dėl to, kad mes turime auditoriją, mes galime daryti tokio lygio interviu ir duoti jums tiek daug naudingos informacijos. Padėkite mums ir mes padėsime jums. Matau.